Sveiki, kviečiame žiūrėti svarbiausių savaitės krepšinio naujienų apžvalgą. Laidos pradžioje žvilgsnis į trečiąjį šio sezono Vilniaus derbį tarp Ryto ir Wolves. Rytas dėjo labai svarbų žingsnį kovoje dėl antrosios vietos reguliariame BCF LKL sezone. Markuso Fosterio ir Martyno Echodo tempiami Ryto krepšininkai įveikė Vilkus 99-83. Tiksant 36-ąjį dvikovos minutę geresnėje padėtyje buvo Vilkai, tačiau tuomet savo šou pradėjo Fosteris. Jis pataikė baudas, realizavo tritaškį ir Rytas pirmavo 4 taškais. Vėliau Fosteris mėgė dar vieną tritaškį, o to turkį baudos metimu dido Martynas Echodas. Likus 2 minutėms Vilniaus Rytą stipriai lik pergalės pastūmėjo Arno Veličkos tritaškis ir Echodo dvitaškis. Galiausiai Markusas Fosteris smėgė dar 2 tritaškius iš eilės ir nugalėtojo klausimas buvo išspręstas. Fosteris nugalėtojams pelnė 31 tašką, sugribė 4 kablius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, iš viso jo sąskaitoje 34 nulinio balai. Jis buvo arti karjeros taškų ir nulinio balų rekordų, kurie atitinkamai siekia 35 ir 37. Echodo sąskaitoje dvigubas dublis 20 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Toliau laidoje abiejų komandų treneriai papasakos apie rungtynes. Geros rungtynės mums, dar geresnės turbūt rungtynės mūsų fanams, sveikinam juos. Norėjosi parodyti tą reakciją po paskutinių rungtynių. Bet visą laiką sakau taip, kad tos vidutinės komandos po pralaimėtų rungtynių visą laiką parodo reakciją, bet labai svarbu, jeigu tu skaitaisi kažkokią didesnę komandą, tu privalai parodyti reakciją ir po laimėtų rungtynių. Tai laukiam jos sekančios rungtynės. O kas apie rungtynės, tai išlaikėm, sakyčiau, ten, kur norėjom gynyboje varžovus. Gal ketvirtą kėlinį daug kas mato, kad mes įmetėm 30 taškų arba gal kažkokius sunkesnius metimus kelis, bet mes treneriai matom tikrai ką kitą. Mes matom, kad mes visiškai juos surakinom gynyboje. Jie neįmetė nei vieno to spot-up tritaškio, kurio jie yra labai pavojingi. Išsprendėm Aizo situaciją su jų pagrindiniais lyderiais ir saugojom savo aikštelę nuo tų pigių taškų iš po krepšio. Tai paskutinės 5 minutės jie pelnė 6 taškus ir aišku, komanda, kuri neįmeta, į tą frustraciją pereina ir į gynybą, dėl to mums atsirišo krepšys paskutinės lemiamas minutės. Dėl to toksai gal ir neatspindintis visos rungtynių eigos rezultatas, bet toks jisai ir yra. Sveikinam Rytą. Manau, pelnyta pergalė. Aišku, tas taškų skirtumas kažkiek gali būti ir apgaulingas. Manau, kad tikrai nežaisdami pačio geriausio krepšinio, būdami toli nuo savo, ypač aišku, gynybinių taisyklių, 3,5 kėlinio buvom rungtynėse, buvo lygus rezultatas, gale aišku, Ryto kai kurie nedengiami metimai, ypač skausmingi buvo kėlinių pabaigose, ką matėte ir antro kėlinio gale, ir trečio kėlinio gale. Manau, kad kai kurie buvo tiesiog nedengiami, bet, sakau, iš kitos pusės toli buvom šiandien palyginus nuo savo to veido ir nuo tų taisyklių, ką mes norim laikytis. Kauno Žalgirio krepšininkai dar savaitę išlaikė viltis patekti į Eurolygos įkrintamąsias. Ketvirtadienio vakarą kauniečiai sausakimšoje namų arenoje 14 taškų skirtumu 87-73 įveikė Milano Emporio Armani. Likus žaisti 5 minutės kauniečiai pirmavo 71-63. Tačiau geresnę atkarpą vėliau sužaidė svečiai. Jie priartėjo per 4 taškus. Visgi tiksint 37 rungtynių minutė kauniečius ir galius iš savo vietų kėlė Arno Butkevičiaus ir Edmundo Samnerio tritaškiai. O galiausiai pergalę įtvirtino Butkevičiaus tritaškis likus žaisti minutę. Edmundas Samneris šiose rungtynėse sužaidė tiesiog neįtikėtinai. Per 15 minučių jis įsirašė 17 taškų, 3 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 28 naudingumo balus. Tai geriausi jo rodikliai Eurolygoje. Iškovoję šią pergalę, Žalgiris šoktelėjo į 11-ąją lentelės vietą. Dabar kauniečiams lieka 2 reguliaraus sezono susitikimai. Balandžio 4-ąją kauniečiai žais Monake, balandžio 11-ąją kauniečiai susitiks su Madrido Real namuose. Edmundas Samneris! Nestabdykit šito, nestabdykit. 17 taškas. Linkėdami labai šiltų ir gražių Velykų, dėkojame už dėmesį. Iki kito karto.